Labas rytas, draugai. Man reikia krakti dabar čia priešti. Labas rytas visiems. Lekiu prie paplūdimio ir tikiuosi užfiksuoti kokių gražių kadrų. Ir tiesiog pasivaikščiot kažkur pakrantėj, nes dar nebuvau. Apsigyvenau pas vieną vaikinuką per couchsurfingą ir labai puikiai priėmė mane. 3 dienas pasiliksiu, tai labai fainai. Ai, beje, jis ne tokios pačios pakraipos kaip ir aš. Tai šiek tiek nustebino, kai sužinau, bet nieko, jokios įtakos mūsų bendravimui nepadarė ir išmokė mane dar pick-up line'ų, kuriuos galėsiu sakyti paneliam. Tai va, liuks, varau į paplūdimį, šoksiu metro. Hello! Muchas gracias. Merci. Ciao. Nu, aš jau čia. Šiaip sakė, kad šitas paplūdimys tai nėra pats iš geriausių. Yra ir geresnių. Bet dar turiu daug laiko aplankyti visus. Grįžau namo ir dabar vėl leksiu į gatvės pagrot, į centrą. Reikia užsidirbti pinigų. Šiaip vakar labai gerai pasisekė, nes per porą valandų užsidirbu kažkur 40 eurų. Tai manau tikrai įmanoma išgyventi ir įmanoma susitaupyti ir bilietui atgal ir viskam, kam reikia. Nu, atvariau. Nu, įsikūrus ir pabandysiu pagroti čia. Nėra pilna žmonių, bet anoj gatvėje visi groja, yra daug labai grojančių, tai manau, kad čia bus gerai. What up, guys? Hello! Nu, nelabai ta vieta pasiteisino. Žmonių nedaug, mašinų daug ir jokio aido nėra, tai nelabai ir girdis saksas, nes užgožė labai ir miesto garsai. Tada bažnyčios varpai dar pradėjo daužytis, tai iš viso nesigirdėjo ten manęs. Tai varau pabandysiu prie upės kažkur labiau, nes vakar ten grojau, per valandą pavyko nemažai susirinkti, tai pabandysiu vyriausiai dar kartą ten tai pačiai vietai, arba kažkur netoli.
visai neblogą spotą. Žmonių ne per daugiausiai, bet čia fainai visi, manau. Grojau. Per valandą laiko užsidirbau, daugiau gal šiek tiek negu valandą, užsidirbau gal 2,5 ar apie 30 eurų, tai cool, labai gerai. Jei kasdieną taip užsidirbsiu, tai laisvai parsivešiu milijonus galėtų. Kol grojau gatvėje, pasirodo šalia manęs lietuvė prekiavo keramikos darbais. Labas. Sveiki. Tai papasakok apie save šiek tiek. Papasakot apie save. Aš lietuvė, nors neatrodau kaip lietuvė. Bet kai aš pamačiau šitą žmogų, aš pagalvojau, kad jis tikriausiai lietuvis. Bet jis nepagalvojo to paties apie mane. Ir dabar mes kolegos ir mes einam į tokią vietą, kur šitas žmogus gal darys koncertą ir tada jis taps įžymybę. Ir gal jis pasiliks sportą, amžinai? Jo, kaip ir tu pasiliks. Taip, aš čia pasilikus jau 6 mėnesius, ne? 7 mėnesius. Wow. Jo, iš tikrųjų, aš irgi galvoju, kad šitas miestas turi viską, ko reikia. Tai yra gražios merginos, paplūdimiai, gera muzika, daug labai menininkų čia yra. Nepasikėlusi. Jo, ir tokių labai paprastų žmonių, visi draugiški ir laimingi. Tai žiauriai fainai, man čia dėjom į kavinukę. Labai fainai čia viskas atrodo. Ir dabar vyksta portugalų pamoka. Ir jie ką daro? Jie verčia dainą. Tada dainuoja. Pasiėmė atsigert. Pasiėmė juodą alaus. Jo, jie pasiėmė juodą alaus, o man pasiūlė pasiimti kambučio. Kažkas panašaus kaip gira, tik tai... Ne visai gira, čia arbata. Ir ten yra toks didelis grybas, kuris atrodo kaip medūza. Ir jis auga ir auga ir auga ir jis daro bakterijas. Ir tas bakterijas suteikia jam gazą. Ir jį galima pridėti ananasą, galima pridėti uogų, galima pridėti mėtos, kardamono, bet ko. Jo. Įdomi. Ir čia yra viena iš kelių vietų, kur jie daro šitą gėrimą. Ir čia galima netgi ateiti ir pasimokyti, kaip jį daryti. Geras. Jo. Ateikit. Okay, so we're going to Celia's place, yeah? Racism is on the Introduce yourself, man. To everybody. I'm Simon. Правда, не могу. Знаешь? Carrying like loads of big bags, and she was like this going up. Oh! And so I took the bags off her and helped her carry the bags up, and she's like, "Oh, meu Deus, obrigada." If I get red wine down my pants, you'll buy me new pants. Who? Me? To go to the lessons earlier in the day to learn. It's just one lesson. Okay, tai judam dabar pašokti. Į šokius. Į šokius. Eisim šokti braziliškų šokių. Jo, paragavom šiek tiek portugališko vyno. Ir dabar varom patūsinti biškį, ne?
atgal į namus. Dabar yra 3 valanda nakties. Tai manau, miegosiu gerai. Ir rytoj tada išeiti atsikelsiu ir sumontuosiu šitą vlogą, kurį dabar visą dieną filmavau. Ok, tai bandysiu dabar ieškotis pagalbos, paklausiu žmonių, kaip nuvaryti man reikiamą vietą ir varysime. Ką tik vos negavau baudos. Gerai, kad pasitaikė faini policininkai. Pamiršau užsičekinti savo metro bilietą. Bet nieko, viskas ok. Palinkėjo geros nakties ir viskas tvarkoja. Sakė, susimatysim dar, bet nepamiršk pažymėti kitą kartą. Nu, praėjo diena. Buvo awesome. Susipažinau su daug žmonių šiandien. Ir teko pašokti šiek tiek portugališko šokio. Labos nakties visiems. Susitiksim greitai vėl. Ir mėgaukitės gyvenimu. Iki.